Žvelgdamas į nuotrauką, kurioje Klaipėda iš paukščio skrydžio, tiesiog matai ir jauti, kaip svarbu Klaipėdai marios, jūra, uostas. Ir nejaučiamis pagalvoji, kaip Klaipėdai uostas atsigavo, kalbant apie bendrystę ir bendradarbiavimą, susisiekimo ministru pradėjus dirbti klaipėdiečiui Eligijui Masiuliui. Kita vertus, esu tokia įdomia situacija, turbūt nėra nieko sudėtingesnio, negu agituoti už partijos, kurios norėčiau su lyderiu, pirmininką. Bet gal tai būtų sunku, jeigu tai būtų kalbama apie kažką kitą, tačiau kalbant apie Eligijų Masiulį, mano kolegą, mano puikų bičiulį, buvusi kolega Seime, situacija gerokai lengvesnė. Manau, tai politikas, didžiosios politikos, apie kurio veiklą ryškiausiai ir iškalbingiausiai byloja darbai miestų, šaliai, klaipėdiečiams, Lietuvos piliečiams. Ir aš manau, kad pastarieji 4 metai darbo Seime, darbo vyriausybėje, viename atsakingiausių vyriausybėje susisiekimo ministerijos baruose, atskleidė šio jauno politiko neeilinį talentą, tikrai neeilinius gebėjimus, būnant pačiuose aukščiausiuose valstybės postuose, išlikti paprastu, nuoširdžiu bičiuliu, draugu, betarpišku jaunuoliu, su kuriuo lengva, malonu ir prasminga bendravo. Tikiuosi, kad tai ne mano viena įspūdis. Paklauskime, ko gero, bet kurio klaipėdiečio gatvėje. Ir paklauskime politiko, kurį jis labiausiai pažįsta, vardą ir pavardę, nebejoju. 9 iš 10 atsakys Eligijus Masiulis. Todėl manau ir esu giliai įsitikinęs, kad Eligijus tai politikas, kuriam Seimo rinkimai dar vienas eilinis išbandymas, eilinė aukštuma jo netokioje ilgoje, bet labai įspūdingoje politinėje karjeroje. Ir esu tikras, kad tai tik dar viena įveikta aukštuma, kurią aš nebejoju, klaipėdiečių Marių apygardos balsuotojų balsais Eligijus įveiks. Aš manau, šito politiko laukia didelė ateitis miesto ir valstybės labui. Todėl drąsiai sakau, Eligijus Masiulis labiausiai, rimčiausiai, įtikinamiausiai vertas mūsų pasitikėjimo klaipėdiečių ir visų Lietuvos piliečių.